Sveiki, mielieji žiūrovai! Su jumis startuoja naujas projektas Grok. Tikrai taip, čia antroji laida ir tai reiškia, jog vienas dalyvis turės palikti projektą. Šiandieninis mūsų akcentas yra grojimas dviejomis rankomis. Taigi komisija ragino į tai atkreipti dėmesį. Taip pat dalyviai turės atlikti porą pasirodymą. Jie gali ir šokti, ir dainuoti, ir groti. Ką jie šiandien darys, pamatysime Patys. Na, o dabar pristatysime mūsų komisijos narius. Štai dešinėje pusėje sėdi Dringelis. Kęstutis Dringelis. Labas vakaras. Štai sėdi Sara Jan Ruiz. Kiekvienu. Labas vakaras. Ir kairioje mūsų pusėje jaunieji mūsų komisijos nariai, tai yra Karolina ir Agnė. Labas vakaras jums visiems. Tikiuosi šiandien įvertinsime bus gerai. Na, o dabar trumputę muzikinę pertraukėlę, po kurios sugrįšime. Sandra. Na dabar groja Sandra. Matėsi tikrai, kad Sandra padarė klaidų ir tempas buvo net kaip, bet pasiklausykim komisijos. Ačiū Sandrai, na o dabar norėčiau, kad pasireikštų komisija. Sara. No? What do you think? I think you did it good, but there was some moments that you were like, Yes, it's true. I have to put a number. Yes. Astronomy. Kęstutį prašome pasisakyti. Nu, man, taip sakant, visai patiko. Nu, gerai, aš 9. Dabar turėtų groti pas mus Greta, bet atsitiko toks dalykas, labai keistas iš tikrųjų, ko mes visi nesitikėjome. Praeitą laidą jinai buvo 3 vietoje ir ką jinai sugalvojo šią savaitę? Šią savaitę jis sugalvojo, kad jai reikia pasitraukti iš šio projekto dėl labai svarbių priežasčių, tai yra mokslo priežasčių. Kadangi jai labai sunkiai sekasi fizika ir jinai šiemet laiko fizikos egzaminus, taigi jinai negalės būti su mumis čia drauge. Nu, dabar kviečiame į sceną Justą Vaitkevičių. Pirmąją jau padarė Justas klaidą, o kaip bus toliau, jau pažiūrėsim, kągi pasakys mūsų neprofesionalai. Šiandieną pas mus svečiuojasi komisijai, tai kągi pasakys neprofesionalai. Štai jie, matome juos. Šypsosi, gal kas supranta, gal ir ne. Klausomės. Justas su Miley Cyrus Wrecking Ball. At the first he was wrong, but his melody were longer than the others, so I'm going to put Ashton. Ačiū Sarai. Ką mano Kęstas?
Nu, o vaidelinkė buvo nieko, nu, pradžia biški tokia šlubavo. Nežinau, iš tikrųjų. Koks jūsų vertinimas? 8,5. Gerai. Duodu 5. Oho. Pradžia buvo biški bloga, o paskui galas buvo gražus ir tiesiog ilgas. Tai aš duodu 9,5. Nu, čia groja Edvinas ir su daina Eliza ir ką aš galiu pasakyti. Per 2 savaitės yra nerealu išmokti Elizą 2 rankomis. Sėkmės jam, pažiūrėsim, ką pasakys komisija. Toks vaizdas, kad Edvinas per pertrauką gražiau groja negu per šitą, per konkursą. Va, paklausykime. Tai va, tai reiškia, jisai per konkursą matyt labai susijaudino ir dėl to, kad tą jaudulį negali nugalėti, matyt, tai aš vis dėlto rašau dėlį. I know that he can do it better because I listen. So I have to give him a 7. Nu, kitas dalyvis yra Aistė. Kviečiame ją. Na, Aistė nusivažiavo, groja, matom, dainą Miley Cyrus, Backline. Padarė klaidų, net dabar matome iš pirštų, jau groja ne su 2 rankomis, mūsų akcentas jau yra tik 2 rankos. Na, nemanau, kad komisijos bus geri vertinimai ir dabar nusivažiavo. Tai vat. Klausom komisijos. It was a little way, but Sheshi. Pradžia lyg tai pradėta groti, o paskui dingo ir rankos, ir muzikavimas, ir taktas. Nežinau, kokia čia melodija buvo, gal iš 3 gavosi vienas kūrinys. Iš 3 kūrinių. Kaip ten Aistė buvo. Nu, žinok, aš tai nustebusi, nes gal tu pati gali ką nors pasakyti. Nes, nu, kiek girdėjau, kiek mačiau per visą gyvenimą, bet dar tokio nemačiau. Balas? Nu, aš negaliu daugiau kaip 3. Ačiū, kad buvote kartu. Dėkojame ir komisijai, ir rėmėjams. Susitiksime kitą penktadienį. Ačiū.